Parduodamas naujas, stilingas 243 kvadratinių metrų 5 kambarių namas. Namas yra šalia Bajorų kalvų kvartalo, atskirtas miškingų plotų. 2 aukštų su rūsiu ir 2 viečių garažų mūrinis namas pastatytas 2008 metais. Šalia naujas asfaltuotas kelias, nuolat gyvena kaimynai. Name yra elektra ir vanduo, už kurį mokamas nedidelis mokestis. Greitai bus įrengti nauji vartai, varteliai su domofonu ir slankiojantis automatiniai vartai. Nuvažiavimas į garažą išklotas trinkelėmis, šlaitas sutvirtintas siena su hidroizoliacija. Nuogrinda aplink namą įrengta iš granitinės skaldos. Po apačia esanti speciali plėvelė neleis čia augti augalams. 6,5 arų namo sklypas išlygintas, užpiltas juodžemiu, įrengta 2-vietė stovėjimo aikštelė. Čia yra vietinė kanalizacija, įrengtas geoterminis šildymas, išvestas vanduo laistymui. Sklypas aptvertas medine tvora. Tvoros lentos gruntuotos, kelis kartus dažytos. Iš maumedžio įrengta terasa. Namas sumūrytas iš keramikinių blokelių. Sienų apdailai panaudotas itin lengvai prižiūrimas silikoninis dekoratyvinis tinkas ir Sibiro pušies mediena. Namo stogas dengtas šiferio profilio plieninė danga. Fasadas bus pilnai išbaigtas, kai čia bus įrengta skaidri stiklinė sienelė su stogeliu, suteiksinti namui dar daugiau stilingumo. Įėjimo duris plastikinės. 1 aukšto koridoriuje įrengta elektros skydinė. Pagal architekto parengtą instaliacijos projektą tokios skydinės įrengtos kiekviename aukšte. Yra signalizacija. Atskirai aukštuose įrengtos ir kolektorinės dėžės. Koridoriaus dešinėje 43 kvadratinių metrų svetainė sujungta su virtuve. Panoraminiai langai padaro ją itin šviesią. Pažymėtina, kad visi namo išorės stiklai tai 5 kamerų stiklo paketas su selektyviniu stiklu. Palikta vieta židiniui. Padarytas išėjimas į terasą, iš kurios atsiveria puikūs vaizdai. Kaip ir visame name, svetainėje išvedžiotas grindų šildymas. Sienos tinkuotos, paruoštos glaistymui. 1 aukšte patalpa tualetui. Šalia 17 kvadratinių metrų darbo kambarys. Prie jo vieta sieniniai spintai ir atskira didelė rūbinė. Šviesioje erdvėje į 2 aukštą veda lieti monolitiniai betoniniai laiptai. Antrajame namo aukšte didelis prieangis. Prieangio dešinėje vonios kambarys, kuriame numatyta įrengti tualetą ir dušo kabiną. Už jo erdvus 15 kvadratinių metrų kambarys su stoglangiu yra prancūziškas balkonas. Antrajame 13 kvadratinių metrų kambaryje įrengta didelė niša sieniniai spintai su įvadu apšvietimui. Kairėje prieangio pusėje dar vienas vonios kambarys. Jame įvadai 2 praustuvams, dušo kabinai ar voniai, klozetui bidė. Trečias kambarys šiame aukšte tai 23 kvadratinių metrų miegamasis. Laiptinėje vedančioje į rūsį įrengti radiatoriai. Rūsio kairėje yra patalpa pirčiai, numatyta vieta garo generatoriui. Šalia pirties dušo, tualeto ir rūbinės patalpos. Rūsyje yra katilinė, joje geoterminio šildymo, šalto vandens, grindų šildymo įvadai, vieta boileriui. Greitų laikų katilinėje bus atlikta pilna apdaila. Požeminis šildomas garažas 2 automobiliams. Greitai ir čia bus atlikti pilnos apdailos darbai, įrengta vartų automatika. Garaže yra atskira nedidelė vėsi patalpa. Parduodamas namas yra šalia puikią infrastruktūrą turinčių gyvenamų mikrorajonų, tai Santariškių, Jeruzalės ir Baltupių. Čia važiuoja ir visuomeninis transportas, nuo namo iki autobusų stotelės tik 200 metrų. Iki miesto centro patogu važiuoti atnaujinta plačia geležinio vilko gatve. Taigi kviečiame įsigyti puikų žaluma apsuptą namą prestižinėje Vilniaus vietoje netoli miesto centro.